Labas rytas, tai sveikinamės iš Drift Reunion renginio. Savo stendą mes jau kaip ir įkūrėm, laukiam dabar atvykstančių svečių. Vakar turėjom šiek tiek nesklandumų nedidelių įsivarant mašinas, bet draugiškas kolektyvas, draugiška bendruomenė iš karto parodė savo veidą ir padėjo tas problemas išspręsti greituoju būdu. Šiais metais savo stende bandom atspindėti semi-pro ir pro lygų skirtumus. Tai pro lygos kampe Edgaro Nissanas, Edgaro ekipiruotė, tai yra ekipiruotė, kuri yra reikalinga ir būtina. Norint važiuoti pro lygą, tai pradedant Hansu, nedegiais apatiniais trūbais. Žinoma, mašina šiek tiek surinkta su daugiau papildomų elementų, kaip pilni saugos lankai, didesnė variklio galingumas ir kita. Tai šitus dalykus mes pabandėm atspindėti būtent šitam stendukį. Ir vienas iš esminių skirtumų, sakykime, tarp lygų, tai yra padangas. Tai padanga atrodo pro lygoje po 2 važiavimų ir būtent tai padanga atrodo semi pro lygoje po 2 važiavimų. Tai matosi akivaizdus skirtumas, kuris pas mus jaučiasi ir per piniginę važiuojant driftą. Tai, kaip ir minėjau, Igno Nissanas atspindėjęs semi-pro lygą, Edgaro Pro. Taip pat turim tokių ir pramogėlių svečiams, simuliatorius. Čia galite pabandyti pasivažinėti su Edgaro Nissanu virtualioje erdvėje. Šiek tiek ratlankių gražių iš autovilsų, valvalin alyvos ir minkštas kampas ilgesniem pasisėdėjimam, pasikalbėjimam. Tai einam prasižiūrėsim, kaip atrodo kitų stendai. Pasikalbėsim su kolegomis, su kuriais per varžybas netenka pasikalbėti. Ir galbūt pamatysim kažkokių naujų idėjų, įkvėpimų kitiems metams. Tai mūsų challenge'as jau startavo, pradėjo pirmieji dalyviai važiuoti, kol kas sekasi įvairiai. Šiuo metu Gediminas Levickas, taip, gerai išgirdot, Gediminas Levickas parodė geriausią rezultatą.
tai yra surinkęs didžiausias taškų skaičių ir mūsų challenge pirmauja. Tai pats challenge'as ir jo principas yra gan paprastas, leidžia važiuoti simuliatorium, trasoje su daug posūkių, daug galimų konfiguracijų, kur dalyvis turi surinkti kuo didesnį kiekį taškų. Tai kas surinka daugiausiai taškų per 5 minutės, nenaudodamas rankinio, tas laimės mūsų priziukus. Tai kadangi prizų turim ne vieną ir ne du, Judara pasirūpino daugiau daugianėlių parūpino mūsų dalyviams, dėl to apdovanosime net kelis nugalėtojus, kelis geriausiai pasirodžiusius svečius. Einam pažiūrėti, kaip jiems sekasi ir turbūt laukiam nugalėtojo. Drifter Union jau eina į pabaigą, žiauriai geras laikas buvo, patiko, iš tikrųjų nesitikėjom, bet šiais metais gavom tokį gražų įvertinimą iš organizatorių. Tai gražiausią stendo apdovanojimą, kuris yra štai čia. Tai žiauriai nice. Dalyviai pradėjo kurti savo mašinas, pakuotis. Šiaip žiauriai fainai, turėjom daug idėjų, bet viską pavyko padaryti taip, kaip tikėjomės. Bet tai buvo gera praktika, gera pamoka. Tikiuosi visiems patiko, kas dalyvavot, kas atvykot. Tai einu pažiūrėsiu challenge rezultatus ir bandau greit dar sugaudyti dalyvavusius kolegas ir nugalėtojus ir įteiksim jiems dovanėlės. O tada pradėsim pakuotis savo daiktus ir čiaušim uždaryti sezoną neoficialioje aplinkoje.